kviesti bendrų žodžių profesinę Vilija Tavanatų. Labą dieną visiems mokytojams ir svečiams. Ir jau čia galvojau, su kuo palyginti šitą situaciją. Ir man atrodo, kad tai galima palyginti su skauduliu, su purliu, kuris po truputį dingo, teisėjo siuntė signalus, bet niekas nematė. Ir šiandien tas purlys nėra pradėlis. Jungiasi mokytojai. Galvoja ir pedagologai apie palaikymą. Iš tikrųjų negalima kaltinti daugeliu atveju ir ministerijos iš tos vadovybės, nes paveldas tikrai buvo ne pozityvus kultūrinis. Prisiminkim reitingus, testus, testavimus, mokytojų menkinimus, galų gale gerbiamas buvęs ministras Steponavičius paleidot vadovėlius, mokymo priemonės, kurios dabar šiandien su klaidom, su didelėm klaidom, dalykinėm klaidom. Aš galėčiau labai daug ką vardinti. Ir vėl, mėly politikai, tai švietimo politikos nebuvimas. Už ką jūs esate atsakingi? Tam yra politikos, tam yra politikos. Vėl atsirado parašiutai. Visokie parašiutai nepasižiūrėsi kokią aikštelę matoma, pagal kokias instrukcijas krenta, dabar ant plytų krenta, nežinau, nereikia gal šiandien augus nukristi, bet nelabai išeina. Todėl, kad nemoka pokyčių modeliuoti. Pokyčius reikia išmokti modeliuoti, bet nepaisant viso to, kad ir mokslo metai nesitaro buvo pajunginti, ir daugelį dalykų, ir kai pradedant ugdymo programų nesusitarus su mokytojais, o kas šiandien geriau gali žinoti, nemokytojai, kurie dirba, ką jie keisti ir kodėl reikia keisti. Aš nemanau, kad jų norėsim pasikeiti ir politikam tai viršų. Bet šiandien yra tikrai sudėtinga situacija ir tikrai aš jau nesakau, kad nestreikuotų, kad nutraukti streiką. Bet galbūt šiandien pribrendo tas laikas, kai iš tikrųjų reikia, kaip ir sakė, kad ne tik tai kalbėti ir klausytis, bet ir sakyti aiškiai, argumentuotai, pastariant ir girdėti ir tartis ir susitarti. Ir aš manau, kad šiandien dienai, aš bent tikiuosi, kad tas susitarimas turėtų įvykti, bet tai turi būti raštu, pamatuoti, išdėlioti. Bent imitacijų, per daug imitacijų ir simulakų mūsų gyvenime. Bet šiaip aš galiu pasakyti, esu labai laimingas žmogus, nes norėjau prasiskolinti pridėtoje tyliai mokytojus labai gerus, Regina Pareišienės Skveros sėdi mano bendra klasė čia. Taip pat yra mano gyvenime, aš nesutikau blogų mokslų. Klystančių taip. Taigi, neklysti. Pasistengim neklysti, susėskim, kalbėkim, girdėkim vieni kitus ir nežaiskim tų žaidimų. Už mūsų visų yra mokyklos, už mūsų visų yra vaikai ir mokytojai tikrai šiandien skauda, kad šiandien jie nerada pamokų. Sėkmės jums.